Toliau tęsiam Excelio nagrinėjimą. Jau išnagrinėjom pažymėtus punktus, dabar panagrinėsim sekančius punktus. Duomenų rūšiavimas. Atsidarom failą 12.01.13 ir perinam darbo lapą. Gal iš naujo atidarysim. Ok. Perinam darbo lapą. Tekstą apdaruoju sąrašai. Na ir atliksim duomenų rūšiavimą. Pažymim duomenis A13, P39 ir atliekam sekančius veiksmus. Perinam į lauką datą, pasirinkam sort, na ir atliksim rūšiavimą, pavyzdžiui, iš pradžių pagal lytį. Nuo Z iki A reiškia bus iš pradžių vyrai, paskui moteris. Ok. Man surūšiaudom. Dabar surūšiuokim dar ir pagal du kriterijus. Reiktų paspausti tada add level ir surūšiuokim pagal adresą. Tegul būna nuo A iki Z, reiškia. Didėjimo tvarka. Vyrai iš pradžio eina, kurių adresai yra iš A raidės ir toliau didėjimo tvarka adresai didėja. Moteris taip pat nuo A iki G. Taip, dabar nuimkim rūšiavimą. Ok. Arba galim padaryti Ctrl Z. Dabar sekanti užduotis reiškia filtravimas, duomenų filtravimas. Pažymim langelius, duomenys vėl nuo A13 iki P39, meniu punktas data, paspaudžiam punktą filter, įsijungiam rodiklės ir surūšiuokim pagal vyrus, tarkim, iš pradžių. Nuimkim varnelį ties moteris, paspaudžiam OK, surūšiavam pagal vyrus. Na ir surūšiuokim, tarkim, vyrus, kurių atlyginimai yra virš 100 litų. Išplečiam čia rodiklę, kriterijus nustatysim, number, filter. Dabar, norint padaryti, kad būtų didesni už kažkokį skaičių, reiškia greater than, daugiau už. Ir nuo 100 litų. Ar svarų. Ok. Liko duomenys, kurie yra virš 100 svarų. Norint nuimti filtrą, galim paspausti ir uždėti select all. Ok. Jau atsirado dar papildomai ir čia taip pat nuimam. Vėl uždėkim visus varnelis. Ok. Nuimti aplamai filtrą, tiesiog paspausti vėl mygtuką filter. Tai šitaip rūšiuojami duomenys. Dabar, kaip matot, judant į apačią, jau aš nežinau, ką reiškia šitas tulpelis, ką reiškia šitas. Norint padaryti, kad liktų, pavyzdžiui, antraštinė juosta, judant į apačią, arba judant į dešinę liktų dvi antraštinės juostas, jeigu būtų daugiau duomenų, arba tiesiog padidinam langą. Na, judant į dešinę, aš jau nematau, kieno čia pavardė, kas tai gauna algos, ar vyras, ar moteris. Taigi, atliksim fiksavimą, sričių fiksavimą. Jei mes matysim šitaip lapą ir judėsim į apačią, reiškia, ši dalis taip pat bus matoma. Nu, atlikim dviem būdais, dviem variantais. Perinam į meniu punktą View, pasirinkam, kur Taigi, kokia klaida dažniausiai? Jei mes norim, kad pasitaiko, jei mes norim, kad
liktų ir eilutė, ir tam tikri stulpeliai judant į apačią. Tuomet mes turime atitinkamai pastatyti žymeklį. Na, tarkim, jeigu aš čia pastatysiu žymeklis, duos man tik tai horizontalią juostą. Paspaudžiam meniu punkte split, duoda tik horizontalią. Reiškia, aš galiu padaryti tik taip. Perkeliau šitą juostą žemyn vieną eilutę, frazipanės ir judu į apačią. Reiškia, tik tą eilutę. O, antras dalykas, labai nepatogu, kad ir šis rytys liko. Ne? Jei mes norim, kad jos neliktų, tuomet vėl paspaudžiam split, visų pirma gražinam, pajudėkim šiek tiek žemiau iki tos ryties, kurią mes norim matyti, pavyzdžiui, šitaip, ir tada galim būtų atlikti šį split mygtuką ir nukelti žemyn. Ir tada frazipanis. Tuomet tas rytis iki 11 eilutės nesimato. Bet mes norime, kad būtų judant į apačią, taip pat matytume, kieno tai yra pavardė. Reiškia, nuimkim vėl, paspaudžiam split, nuėmė, vėl mes galim laisvai judėti, pasistatom taip. Tam, kad duotų ne vieną juostą, bet kelios juostas, turit, nestatykit žymėjimų prie pačio krašto, prie kairio krašto ar prie viršutinio krašto, o statykit šiek tiek toliau nuo krašto, nuo viršutinio ir nuo kairio. Paspaudžiam split, pasirinkam, prieinam prie šios juostos, kad atsirastų dvigubą rodiklę, su kairiu pilies klavišu traukiam vieną eilutę žemyn, o šią juostą vienu stulpeliu į dešinę. Norėsim, kad lytis ir pavardės matoma. Ir tuomet atliekam frazipanės ir dabar judant į apačią matom, kad tekstas reikalingi stulpeliai ir eilutės lieka vietą. Taigi. O norint panaikinti, vėlgi paspaudžiam split ir vėl gaunat nefiksuotas. Toliau panagrinėsime dokumento paruošimą spausdinimą. Tarkim, mes norim atspausdinti šį darbo lapą sąrašai. Prieš tai galim pasižiūrėti arba file, print ir kaip matome, mums čia yra du lapai dabar, ne? Matomai reikėtų šią lentelę spausdinti gulsčiai. Taigi pasirinkam išdėstymą gulsčiai. Page setup, landscape, pasižiūrim, kaip atrodo dabar. Dabar yra 4 lapai. Ir irgi tuose 4 lapuose tas išdėstymas yra nelabai koks. Taigi, galim dar sumažinti procentaliai. Pažiūrim 8,5 procentų kaip atrodės. Vis tiek lieka 4 lapai. Dar vienas stulpelis net. Aišku, mes galim sumažinti paraštės. Pavyzdžiui, iš kairės, pavyzdžiui, padaryti vienetą. Paspaudžiam OK. Na ir vis dar netelpa. Na, sumažinkim dar iki 80 procentų. Ir dabar jau telpa, bet tarkim, mes norim lentelę visiškai atskiram lapę, o šitą atskiram. Ne, tarkim taip. Kaipgi padaryti, kad nuo šio taško tekstas pereitų į antrą puslapį. Perinam į home punktą, sumažinam savo dydį. Kaip matot, pagal šią liniuotę mums telpa tekstas ir mes norim, kad nuo šio taško būtų spausdinama iš naujo puslapį. Darom page layout, break, insert page break. Padarim puslapio lūžį nuo šio taško. Dabar pasižiūrim vėl kaip atrodys. Nu, aišku, mes galim tiesiog sumažinti ir matome, kad šita dalis bus pirmam puslapį, o šita antram puslapį atspausdinti. Nu ir spausdinant, prieš spausdinant pasirinkam print. Galim nurodyti kokius puslapius, pavyzdžiui, tik pirmą ir pirmą, arba galima antrą ir antrą, arba galima ir pirmą ir antrą. Nuo pirmo iki antro. Tai šiuo atveju būtų abudu puslapiai atspausdinti.
Ir paspaudžiamas print, prieš tai galim nurodyti, kiek kopijų norim. Be abejo, geriau vieną kopiją spausdinti, pasižiūrėti, jeigu reikia dar, tai tuomet vėliau ir atspausdinti. Toliau. Teksto apdorojimo funkcijos. Teksto apdorojimas. Pasiėm darbo lapą teksto apdorojimo funkcijos. Na ir ką reiškia funkcija concatenata? Jinai apjungia duomenis iš 2 langelių, 3 ir taip toliau. Tarkim, yra užduotys, kad vardenis ir pavardenis atsirastų vienam langelį. Ne taip, kaip čia dabar vardenis yra B7, o pavardenis yra C7 langelį. Mes norim, kad abudu atsirastų langelėje B3. Tam yra naudojama funkcija concatenata. Paspaudžiam mygtuką F nuo X, pasirinkam all, pasirinkam ir kurį iš tų funkcijų ir parašom bent jau 3 raidės. Concatenata. Ok. Dabar jeigu mes text 1 lauke pažymėsim langelį B7, o text 2 langelį pažymėsim C7, tuomet spaudžiant OK mes gaunam vienam langelėje vardenis pavardenis. Bet jis yra be tarpo. Tam, kad būtų su tarpu, paspaudžiam F nuo X ir atlikim tokius pakeitimus. Čia text 2 langelį tiesiog tarpelį padėkim, o text 3 tiesiog paspauskim į pavardenis. Ir spaudžiam OK. Dabar matot, yra su tarpu. Pavardenis 1, tarpelis pavardenis 1. Ir kopinam formulę žemyn. Taigi, žiūrim. Čia jau bus B8, C8, šitam B10, C10. Upper. Padaro raidės didžiuosiamis. Paverčiam mažosios didžiuosiamis. Pasirinkam F nuo X, pas mus čia pasirinkta all, pasirinkam kurį nors iš tų ir parašom bent jau 2 raidės. Upper. Funkcija upper. Pasirinkam vardenis 1, OK. Nutempiam formulę žemyn ir paskui dar į 10. Bei praplečiam D stulpelį dvigubų paspaudimų ir E stulpelį. Toliau apskaičiuosim, reiškia, atliksim sekančią formą. Left. Įrašo pirmas raidės nuo kairio krašto. Right įrašo raidės nuo dešinio krašto. Paspaudžiam F nuo X, pasirinkam 2 raidės, parašom LE, left, OK, pasirinkam vardenis ir parašom, kiek raidžių norim matyti. Pavyzdžiui, 5 pirmas raidės. Jeigu vardenį būtų skirtingi vardai, čia ne vardenis 1, vardenis 2, Jonaitis, Petraitis ir taip toliau, tai rodytų tas pirmas raidės. O right pateikia duomenis iš dešinės raidės. Ir I. OK. Pasirinkam, pavyzdžiui, pavardenis ir, pavyzdžiui, 5 raidės iš dešinio šono. Taigi, kodėl čia yra 5? Ar tikrai čia yra 5? Taip, vienetas, paskui tarpelis skaitosi irgi kaip 2 ženklai, 3, 4, 5. Toliau. Na, formato kopijavimas. Panagrinėkim, kaip kopijuoja formatą. Pagal šią užduotį, pavyzdžiui, mums reikia, kad žodis formato kopijavimas būtų priskirtas va šituose 4. Paspaudžiam Format Painter, pažymėjom iš pradžių tą langelį A9, paskui paspaudžiam dvigubai Format Painter ir spaudžiam langelį A11, C11, E11, G11. Taigi, va, šitaip mes priskiriam. Escape atsisakyti teptuko. Šitoj vietoj parodysiu problemą, su kuria dažniausiai susiduria studentai. Jeigu mes čia parašysim skaičių 200, mums rašo čia datą. Paverčias tą skaičių 200 į datą. Ką galim padaryti, kad čia būtų kitaip. Reiškia, visų pirma, čia priskirtas jau formatas, datos formatas. Taigi, bet kokį skaičių parašius, mums įrašys datos skaičių. Tai, pažymim tą langelį, paspaudžiam, pavyzdžiui, šį mygtuką ir pasirinkam, pavyzdžiui, number arba general. Viskas. Čia su pakėlimu, superscript, subscript ir čia kaip perkelti žodį perkeliamas, reikia perkelti kitą eilutę. Paspaudžiam dvigubai
į tą langelį, pastatom žymeklį į reikalingą vietą, pavyzdžiui, po žodžių, po raidės O ir paspaudžiam Alt. Šitą dalyką mes jau mokinomės. Taigi, dabar panagrinėjame ir teksto apdarojimo funkcijas jau. Tai tiek. If ir sum if galite panagrinėti savarankiškai arba vėliau pateiksim medžiagą taip pat papildomą. Diagramų kūrimas. Pateiksim šią medžiagą atskiram failui. Dėkui už dėmesį. Viso gero.